Visą šią savaitę Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius keliavo po rajono seniūnijas ir pristatė gyventojams savo 2015 metų ataskaitą. Liepos 29 dieną paskutinės ataskaitos pristatymas vyko Raseinių seniūnijoje. Aš tikrai džiaugiuosi, kad pavyko pabendrauti su viso rajono seniūnijų aktyvu. Visose seniūnijose buvo priimtas tikrai šiltai ir maloniai. Ir pristatydamas ataskaitą tikrai nereikėjo skaityti jos, bet kad buvo gyvas pokalbis, buvo daugiau klausimų, atsakymų, diskusijų pobūdžio metodų naudojama ataskaitos pristatymas. Ir džiaugiuosi, kad tiek gyventojai domėjosi, tiek seniūnijų specialistai, kokie darbai buvo padaryti ir kaip pavyko tai įgyvendinti. Tikrai džiaugiuosi už rajono gyventojus dalyvavusius ataskaitos pristatyme. Kokiais klausimais dažniausiai domėjosi gyventojai? Pagrindiniai klausimai gyventojų yra, aišku, keliai ir dar kartą keliai. Tačiau daugelį problemų mes negalime spręsti kaip savivaldybė, aš kaip meras ar taryba, tik tai galime spręsti tas problemas, tos kelius, kurie priklauso savivaldybei. Daugelis kelių, kurie yra šiandien probleminiai, tai yra regioninės priklausomybės keliai arba respublikinės priklausomybės keliai. Todėl aš kaip meras, kaip tarpininkas galiu tik tai prašyti regionų kelių direkcijos arba susisiekimo ministerijos, kad šita kelių būklė būtų gerinama, įtraukiami jie būtų į asfaltavimo programas ir taip toliau. Kokioje seniūnijoje galbūt sulaukėte daugiausiai žmonių, didžiausio žmonių susidomėjimo? Negalėčiau išskirti kurios nors vienos seniūnijos. Sakyčiau, pagal gyventojų skaičių seniūnijose proporcingai dalyvavo visose maždaug toks pat gyventojų atstovų skaičius. Ir galbūt galėčiau tik pasakyti tiek, kad visuose seniūnijose sulaukiau labai nuoširdaus ir šilto priėmimo. Gyventojų tarpe nebuvo priešiškai nusistačiusių ar kažkokių tai kitokių žmonių, kurie teiktų, kad kažkas yra blogai, kažkas negerai daroma arba daroma praeitaisiais metais. Merui baigus ataskaitą ir diskusijas su žmonėmis, iš savo vietos pakilo ir mero darbą kritikuoti pradėjo rajono tarybos narys Sigitas Vaičius. Tačiau vos išgirdęs Sigito Vaičiaus kritiką, pusė salėje buvusių žmonių pakilo iš sėdimų vietų ir kvatodami paliko salę. Su tuometiniu direktoriu Rimšeliu mumis vienu iš pirmų pareiškėm paraišką ir buvo priimtas sprendimas, kad mes papuolam ir finansuoja 100% tuos darbus. Vėl rajonai būtų nekainavę nė lito. Tai mes, todėl, kad jūs nuvertit mumis tuo metu ir mes nepabaigėm. Tai va, tai aš sakau, o nepadaryti, daug darbo partijos nakų yra, tai daiktai. Šitą, tai o dėl sporto, galiu pasakyti, dėl tos komandos jau tai. Ta komanda apie turbūt 85% išlaikė vieną programą, tai yra neišeina, kviečiam pasakysiu. Žmonės krikščionius irgi žinom. Dėl sporto kelkitės ir eikit, ką čia klausotės tikrai. Pasąmonės. Apie 85% tuo pačiu metu.